Va, noriu pafilmuoti, parodyti. Paprastoj maisto parduotuviai. Jokių draudimų, jokių nieka. Va, ir kuo skiriasi? Kuo žmonės skiriasi? Protingesni žmonės, ar kaip suprasti? Vaikai, va. Jokių draudimų. Kokių tik nori. Pridėta paprastoj maisto prekių parduotuviai. Pirk kiek nori, kada nori, kaip nori. Kokių tik nori. Tai kaip skiriasi gyvenimas. Kainas 19,99, va tos didelės. Pirksim šiemet irgi. Nu, pridėta maisto prekių parduotuviai, kiek tik nori. Pasakyk, kad va, gyvenimas skiriasi. Kur gyveni laisviai, be jokių draudimų. Nėra visokių tokių kaip baimės, kad va kažkas kažkur nutiks. Pasakiškai, pilna. Parodau, ko tikrai maisto prekių parduotuviai. Kiek nori. Bus dar daugiau, pernai irgi buvo, pernai nepafilmavau. Da laiką turiu, tai visokį šūdą pafilmuosiu. Laiką turiu, dar yra. Visokią dar laiko turim. Kainas vaikiškas. Iš tikrųjų, tai vaikiškas, nėra ką nerodyti. Bulvės brangias. Bulvės tai pas mus labai brangias bulvės. Bent aš skaitau, kad brangu. Kilogramas euras tai yra brangiai. €9 Einu dar į galą ten. Va, parodysiu alyvuogių aliejų. Kaina kapeikas, dabar vienas išvažiavo į Lietuvą, tai 100 kilogramų, 100 litrų išvežė į Lietuvą. Čia prisipirkęs alyvuogių aliejaus. Parodau kainą, kas tikrai svarbu. Paprasta aliejus.